sako. Biškai jaudinas. Jeigu tokio peilio, tai ne tada. Tai pistoletas. Jo. Sugalvoji kitaip. Pinigus pradėjau uždirbti gerus. Tu mane nubloškiai dabar truputį į tas laikus, kai buvau laimingas. Nes nuo 2018 nesu. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Tai sveiki iki kito epizodo antrą sezoną. Su jumis vėl Žilinas Kerbelis ir kitas pašnekovas, kas gan yra logiška, kad pašnekovai keičia savo vedėjas. Tai pas mus atėjo Vaidas Bomel. Aš galvojau, kitaip mane pristatysi kažkaip. Senai žinomas pseudonimu Vaidas Bomel. Ir šitas geriau. Visada geriau sceninį pristatyti. Kai tu atėjai, pakilo tas seksualumo vidurkis 70 balų. Kaip jauties, kai esi ant scenos seksualiausias. Man smagu, kai bičai tai sako. Ja. Biškai jaudinas. Labai visą laiką smagu, kai heteroseksualus bičai. Aš beje nežinau, tu heteroseksualus. Ja. Tai kai heteroseksualus bičai. I figured kažkaip supratau. Ja. Nes nesi gražiausiai pasidabinęs bičas pasaulyje. Ne, viršuris. Nes šiaip, supratau. Aš kartais pažiūriu tavo nuotraukas. Nėra, kad specialiai žiūriu, bet jeigu draugė išeis, ten, jeigu žinau, kad greit negrįš, ten laisvesnį laiką ir kartais pažiūriu. Ir galvoju, kad norėčiau pasistengti. Susiimti ir turėti ten presą, atrodyti kaip ten kažką porą dienų pasitengti, viską metu ir galvoju, tiek to bus kaip užkalnis, viską praradęs gyvenime. Aš kaip tik norėjau sakyti, kad aš panašiai kaip tu tik su užkalniu darau. Tu pažiūri, koks nenorėtum. Kai mano draugė išeina, o jinai išėjus jau kokius 4 metus yra ten. Šiaip tu toks, gal iš normalesnių klausimų, tu toks labiau mėgstantis pašelt ar ramesnis žmogus, kad tau geriau penktadienį namuose praleisti ar nueiti į klubų, ten pašokti. Su draugais namuose. Su draugais namuose. Nes mes turim tokį rubriką dabar, trumpai tariant, ta rubrika vadinasi Sužinok, koks pašnekovas yra per daiktus. Mes duodam pasirinkimą 2 daiktų ir iš tų pasirinkimų spręs, kas tu esi. Tai toks, ar tu su prezervatyvu ar be nieko mėgsti. Čia niekas gali. Ne delnas, bet tiesiog. Be. Gerai. Tai ar surelis ar sneakers labiau? Sneakers. Sneakers labiau, smaližis toks šokoladu. Jo, bet ypatingai šita 3 pakuotė. Dėl to, kad tu dar gali ir pasidalinti su draugu. Su draugais penktadienį. Viskas logiška. Ar tu labiau pistoletų žmogus ar peilių? Tai jeigu išpultų Blemba. toks būtų ar... Fuck. Jeigu tokio peilio, tai ne tada. Tai pistoletas tada, jo. Nes nebūtinai toks, gali būti kitoks. Bet... Blemba priklauso nuo peilio labai. Nuo peilio, konkrečiai. Bet pistoleto tada. Tu labiau toks, ar miau žmogus, tau labiau miau patinka, ar šunis, kitaip tariant, ar katė. Bite. Aš nežinau, kad tu su šunim matysi, kaip reiškia. Nes aš labiau miau žmogus. Rimtai? Ja, turi? Aš turiu miau. Ja. Koks vardas? Direktorius. Direktorius? Ja. O patelė ar patinas? Šiaip, tu žinai, kad tipo
dėl katinų, kai būna, pasirodo, kad mes turėjom patelę. Patins jo. Išsipisinėjai. Tai patins. Tai tu pažintumės, abortą ar augintum vaiką iki mokyklos? Žinau, kad tai paklausi. Ir kažkaip vėl dešiniai rankoje atsidūrė. Tai šitą. Tai gal augint. Augint, Vaiką. Būkim geri žmonės. Gerai, paskutinis tada ar koinė ar servetėlė? Servetėlė. Humaniškiau. Servetėlė. Bet šiaip delnas. Bet paskui nusiplauni, ne? Zero waste. Aš šiandien buvau vaikų operoj ir labai čiaudėt norėjau. Vaikų balete, tiksliau. Spektaklį. Ir čiaudėjau taip, kaip mokė mus per pandemiją, kad jeigu čiaudai, tai reikia užsilenkti alkūnę. Ir atsičiaudėjau, buvo tamsu labai ir aš nepastebėjau. Ir išėjau po to su dukterėčiai ir su broliu jau į šviesų holą. Čia didžiulė snarglių dėmė. Ir galėjo kas nors interpretuoti, kad visai geras baletas. Čia galima išimtis? Jo, čia nesakiau pavadinimą, čia pasikalbėjom prie surelį, tai... Literaliai. Literaliai, jo, kad nebūtų jokių interpretacijų kitokių. Taip. Jo, tavo šurns vardas Bitė. O tavo katės direktorių, Katino. Jo. Kodėl šuns vardas ne Tele2 arba Omnitel? Nes toks bairis, kad ryšys toks, Bitė ryšys. Paklausk, ar aš pirmą kartą girdžiu šitą. Tikriausiai ne. Yra tokia teorija, kad šunų žmonės, jie yra sportiškesni, jie daugiau juda, vis tiek išeini pavedžioti šunį, kažką pabėgioti su šunimo. Katinų žmonės, jie yra sėslus, jie sėdi namuose, turi viršsvorį, bet aš nežinau, ar šitą teoriją galioja, nes aš manau, jeigu ūgis sutampa su svorį, tada jau blogai yra. Katunskytės atveju. Amžina. Jai. Mes esam užslėpę Katunskytės pavardę vienoj savo dainoj. Šalta daina vadinasi. Ar galvoju, buma jai? Ne. Ir ta pavardė pasireiškia trep-repo skra visokiais tokiais šūksniais. Tai vienoj vietoj tiesiog nuskamba katunskr. Jokinga. Tu šiaip prie gal aktualiausias šių dienų temas pasireiškia Threads platformai, labai pasireiškia paskutiniu metu. Ar tai yra platforma, kuri padrasina atskleisti savo paslėptą humoro pusę? Alter ego. Alter ego. Ir padeda, bet kartu, kad matai, kad ir nesuveikia su tam tikrų kontingentų. Signatarų kontingentų. Ką darysi? Ne, neįtiks visiems, jo. Ar šiaip, gerai, ten tie heiteriai, kad iš kitos kažkokios šalies ateina ten, nesvarbu, bet iš savo gerbėjų, ar sulaukia heito kažkokio, nes jie gal vis tiek yra konservatyvių. Ne, tai kas mane pažįsta, taigi žino, koks aš esu, jeigu taip jau labai nori gilintis ten į tas temas, žino, kokios mano vertybės ir, žinai, jeigu jau ten apie mūsų šalį ten kalbant, tai kiek myliu ten, žinai, ir, žodžiu, nesigilinkim, ten per daug, žinai, aš pradėsiu, atrodys, kad labai teisinuosi. Ne, šiaip įdomu, nes, ar asmeniškai susilaukia kažkokių grasinimų. Ne, gal, žinai, kas buvo gal awkward, bet buvo kartu ir šiek tiek viduje juokinga, kai po viso to mes tiesiog su tėvais važiuojam, man atrodo, lankyti giminių ir
Ir tėvai, ir tėvai visos 3, ne, po naujako mes važiavom kartu į spa ir tėvai 3 dienas nie žodžio nepratarė apie tą dalyką, o tu žinai, kad jie tikrai norėtų kažką pasakyti, bet jie iš to solidarumo, tipo, nevarginam sūnaus tomis temomis. Ir aš toksai kaip Louis C.K., man atrodo, savo stand-up'e tam, kuris kai grįžo po visų savo skandalų. Okay, so you wanna talk about the thing? Tai aš pats užvedžiau galų gale. Gerai, kad palaiko tėvai. Gerai, kad tėvai palaiko, jo, neblogai. Ar dabar biškai pradėjai savi cenzuruoti ir nenori kažko rašyti, nes galvoju, kad, ne, ten Nijolė Oželytė pamatys. Ne. Ar turi kokį... Ne, nepradėjau cenzuruoti save. Nepradėjau, aš žinau, kad aš pasakau, kartais ten žinai, kur nereikėtų. Ne tai, kad nereikėtų, pasakai ir pasakai, ten reikėjo ir nereikėjo, koks skirtumas. Bet kartais galima ir nesakyt, o vat vis tiek imasi ir pasisako. Prisivyri košės, tada galvoju, durnas aš. O po to galvoju, palauk, bet gal aš netoks ir durnasgi. Tada dar parašysiu ir tada, kai dar kartą parašai, galvoju, ne, blem, aš durnas vis tik. Svarbu prisivirti tas košės, bet svarbu ta košė nesudegtų kaip kalnata. Nu jo. Dabar, tie, kas supranta, tie supranta, vienaip ar kitaip. Gal pas mus dar šiaip tai šalyje, jeigu pats ir žinai, kad su tuo kažkokiu tai humoro jausmu arba, pavyzdžiui, žvengimu iš savęs. Tu gali žvengti iš savęs, nežvengt. Dažnai kažkaip tai žmonės, pavyzdžiui, supranta tai kaip aroganciją. Ką iš išneka ten, žinai. Bet visai neseniai skaičiau komentarus ten aš Lietuvos balse filmuojas kartus laidoj. Ir ten aš esu pasakęs, kažką Benas ant manęs užvarė, aš tą užvarimą pasiėmiau ir aš pasakau, sakau, ten, kur aš nepadainuoju, aš jau bent jau bitkę parodau, žinai, sakydamas, žinai, nenoriu aiškinti dabar, vėl durnai atrodysiu. Ir skaitau komentarus pagyvenusių moterų, te laimina jos, Dievas. Kokia arogancija sklinda iš šito žmogus. Aš galvoju, taigi tik iš savęs pasipizdavojau, jo apžykmai. Whatever. Myliu aš močiutės šiaip tai. Šiaip tai ir močiutės mane myliu. Aš labai gerai sutariu tiek su senimu, tiek su ir mažyliais labai man patinka. Nebetęsiu. Nebetęsiu. Šiaip, tas projektas Lietuvos labai įvairių kontingentų pritraukti Lietuvos balsę. Įdomu, kaip Lietuvos priebalsę pritraukti tiek žmonių. Aš manau, kad būtų sunku klausyti biškutį. Čia toks off-topic, gal prašymą pusės ir parašyti. Tai čia neskaityk, bet gali neskaityti tiesiog. Gerai. Tik tušinuką net ir tai. Savo karjeros pradžiai buvo žinomas Ozono pseudonimu. Kaip sugalvojai šitą? Ne, aš čia. Aš buvau labai jaunas, 17 man metų, tai aš buvau tiesiog pakliuvęs į nepančias, pinklės kažkokias, bet labai norėjau dainuoti, man atrodė, kad čia wow, būt žinomu, labiau gal norėjau būti žinomu ir ten toksai vadybininkas sako, norim čia daryti tokį projektą vaikinų, gal 3 vaikinų, tipo grupės. Nes Ozonas O3. Ozonas tikrai O3? Jo. Aš sakau, gal promautinat Ozoną, žinai, degtinę. Šiaip tai jau tu galvoji, kad jeigu galima būtų dirbti su alkoholiniais gėrimais. Ne, tai jeigu būtų galima, tai ir dirbtų. Ne to klausiu. Kaip galvoji? Ar šūdas, kad negalima, tipo, promautinti alkoholio? Jeigu būtų galima, gal šitas interviu būtų daug įdomesnis. Būtų prie degtinės pasikalbėjimas, prie nealkoholinės degtinės. Negalvoju daryti duetą su kokiu moterim, kurios pseudonimas Atmosfera. Jeigu tokia bus, tai tikrai darys. Ką daro? Ozonas Atmosfera gal, tada dar gravitacija, jeigu būtų. Jeigu atsiras gravitacija ir atmosfera, aš grįšiu į tą pseudonimą, a.k.a. ir padarysiu tercetą.
gerai. Gal kažkas pamatys iš tų 200 žiūrovų. Ar niekad nebuvai sudomėjęs dainuoti kitokią muziką, stilium ten, ar hip-hop, ar nežinau. Na, kad aš lankstus muzikoje, aš visur norėčiau pabandyti kažkaip. Kokį sindikatą, aš ir tu. Patinka man sindikatas. Jo. Aš esu ant scenos su jais užlipęs varęs. Jo, buvo šitas Wikipedijai parašyta. Buvo? Ja. Nes tu atidengs klausimus. Nes tu 12 dirbai kruiziniam laivui. Oba. Dainavai. Ir tu sakei, kad tavo pašaukimas yra miuziklai ir pop scena tavęs nedomina, bet kaip... Sakiau tai? Nu, ten buvo citatų tavo žodžiai, tai Aš pakeičiau nuomonę. Ja, pakeitai, kas atsitiko, kad taip, sugalvojai kitaip. Pinigus pradėjau uždirbti geras. Pinigai keičia žmonės. Labai. Į gerą pusę kartais. Ne, nėra blogai galėtų pavalgyti. Jo. Arba, pavyzdžiui, mama į atostogas išsiųst su tėčiu. Ne su kitu bičiu. Su kitu bičiu būtų biškioko. Nes dar kažkokį pareikia. Nori kal dar vieną? O man karums vanilą padau. Ačiū. Tu mėgsti šiaip surelius? Jo, čia faktas, čia nėra kažko, tai, kad nemėgstu. Kažkas bandė trecas įsiaiškinti, kaip sureliai yra angliškai. Angliškai. Tu? Man nereikia, žinau kaip angliškai. Kaip? Curd snack. Tikrai curd snack? Taip ir yra? Nes translatais įvėdžiu. Ne? Kažkokia pana labai jau rašė. Lil curd. Ja, gerų variantų buvo. Mačiau. Ir tam interviu. Čia buvo žmonės, man atrodo, LT. Apie tą kruizinį laivą. Apie kruizinį laivą. Ja, ten sakai, kad uždirbai pinigų, bet neatskleidai kiek pinigų, tai kiek ten mokėjo. $5,000 per mėnesį. Čia 2,12. Tai čia daug buvo. Tai va dabar po tiek metų atskleidėm paslaptį. Kurie laukia. Tai žinai, ką aš tais pinigais dariau? Grąžinau paskolintus pinigus už mokslą. Ir nusipirkau mašiną. Ir dabar neturiu mašinos, jau 7 metai. Ten žurnalistai bandė ištraukti informaciją ir kiek ten konkrečiai paskaitysiu. Varyk. Ar buvo laiko romantikai ir tu atsakei, tai norėčiau pasilikti savo, bet na jūs juk patys viską suprantat. Ar buvo, kad su moterim ten mylėjotės, nežinau, tratinotės. Rimtai ir taip atsakiau? Ja, ar bučiavotės ten, ar tik prisilietėm, ar su nosim tiesiog trinėtės. Nu, jūs ir patys viską suprantat. Kai 2012 aš buvau naglas. Jo, aš draugavau su mergina. Metus laiko ten susipažinom, kurdami visą tą programą. Dar UK. Mes gyvenom Northampton miestelėje. Amy. Ir su Amy aš manydamas, kad atvarysiu į kruizą ir tipo varysiu normaliai su panom. Ten galvoju, kad... Galvojau, kad, nu tipo, Ja. nerūpestingai, žinai. Bet gal kažkaip kraujyje buvo, kad, įsimylėt, buvau pasiryžęs įsimylėti. Įsimylėjau ir metus laiko mes prabuvom kartu su mergina vardu Amy iš mano trupės. O po to, nu kažkaip, aš grįžau į Lietuvą, jinai UK. Ir ten taip peripetijos visokios lėmė, kad nelikom kartu. Tikiuosi, kad nuoširdžiai atsakiau tavo klausimą. Ja, gal ten ir gimė tavo... Vaikas?
Gal ten ir gimė ta daina apie Kunigundą, kad duoki man ženklą, nes nesupratai ženklų. Jo, ten ir gimė prieš Jo. 3 metus, 2012 metais. Ne, šiaip. Nu, ta. Visiems žinom geriausiai dabar ta daina Kunigundų, duoki man ženklą. Mhm. Tokia kaip ir romantinė pusė yra, kai čia iš tikrųjų gan įpaja, nes visi vyrai suprato, nu, tu nesupranti moterį, duok man ženklą, kas yra sunku su to moterim. Mhm. Nes aš pagalvoju, yra toks sprendimas, kad, nu, tarkim, tavo tokį ženklą duoda, ne? Ir, tai pavaryk per mane kaip po automagistralį, Mhm. įsibėgėk, nu, kad būtų aiškiau. Arba 700 metrų įvažiuosim juodą į tunelį. Mhm. Toks irgi ženklas. Kad čia prisparkuok mane nuo 8 iki 8, nes vėliau vyras grįžtų. Arba P gali sakyti pimpals. Nu, visaip čia. O, varyk mane vien pusė eismų. Arba stop, baig, vaidas, baig. Aš kažkaip mėgstu, kai kalba. Labiau nei... Tai nežinau, va, jeigu bus dar tokia situacija, kai sakys, duok man ženklą, tai gali jai duoti šitos. Arba žaidimo taisyklės. Tu man nustatyt. pasakyk, kad tai ženklą. Kažkaip jo safe word. Dar toks, aš kaip, nežinau, žymių žmonių gyvenimo pasaulio. Tu esi išgyvenęs skyrybus. Ir koks jausmas, kai išsiskiri, tu turi dar oficialiai pranešti spaudai, kad tu išsiskyri. Patvirtintai straipsnis. Turi menį su žmona? Jo, nes buvo toks punktas Wikipedijoje, kad 2018 Vaidas išskyrė su draugė ir 2019 patvirtino tai spaudai. Jo? Jo, tai... Aš net kas rašo šitas dalykas. tai kaip vyksta, kad žymių žmonių gyvenimus, kad tu dar turi oficialiai patvirtinti, atrodo. Po metų. Po metų, jo, tu jau susigyveni. Ir kas dar blogiau, tu turi ateiti šūdinų podcast ir apie tai kalbėti. Aš geriau kiekvieną dieną vaikščiačiau į šūdiną podcastą apie tai kalbėti, negu patvirtinčiau tai spaudai. Ja, aš nemalonu, kaip primenu vis ir apie tai. Atsiminimai tokie. Tu mane nubloškiai dabar truputį į tas laikus, kai buvau laimingas. Nes nuo 2018 nesu. 2018 pasibaigė labiau laimingos dienos. O po to tiesiog pinigai, geros mašinos, namai, kruiziniai laivai, kelionės ir daiktų pirkimas. Šlovė. Kas? Šlovė. Šlovė. Ir tiesiog uzurpavo visą tą laiką. Šlovė, pinigai. Oželytė. Jau ko netrūksta, tai oželytės gyvenime niekada net nepritrūks. Gerai, reikia šitą liūdną temą nutraukti. Tavo brolis yra vestuvių muzikantas. Vestuvių muzikantas? Taip yra informacija tokia vaikšta internete. Mano brolis kažkada gyvenime vedė vestuvės, taip. Nes tokį patikų kaip man. Ar manai, kad jis fleksina, kad yra tavo brolis ten? O, pažiūrėkit, aš Vaidoto Baumilo brolis, aš irgi turiu presą, aš turiu irgi šunį, kurio vardas ten Telija. Neturi. Telija, ne šitoks bairis, kad... Aš apie presą. Ja, kad ryšys taip, kad bitė ryšys, toks bairis. O jo. Tu manai, ar jis fleksina? Aš nežinau, aš klausiu. Bliavo, mano broliui geriau sekas negu man gyvenime. Truputį. Jo, mano brolis verslininkas. Tai jisai ten, biškai, jis net tie bairiai. Tai reikia neminėti geriau. Ai, gali ir minėti, ką žinau.
brolis. Fainas bičias šiaip. Galimai negrįžti namo. Galima. Aš tik vat buvau su juo tam vaikų spektaklyje, kuris nosį įsipurškiau. Bet dėl to ir vėlavau pas tave, nes variau pasikeist megztinio. Gerai, bent. Ir atsiprašau. Nu, aš kažkaip gerbiu tą. Atsiprašau Vaido brolį. Ir grįžtam prie normalių klausimų. Į pabaigą iš tikrųjų. Jau pabaiga? Jo, beveik pabaiga. Kokia šiaip ta dienotvarkė? Mėgstu atsikelt aš. Ir tada, Surelis iš ryto? Ne. Ne. Aš šiaip apie sūriai mėgstu valgyti labiau. Saldumynai nėra mano go-to. Tai go-3. Tai aš kiaušus mėgstu kept labai. Tu mėgsti kiaušinius valgyti? Jo. Kiaušiniai, pusryčiam, visi ta mityba, kuri racioną bandai gauti iš patryt, ten pizza. Pica? Pizza, nežinau. Aš šiandien valgiau biškį picą. Kad gauti iškart visus vitaminus nuo ties ryto, ar nereiktų gerti vitaminų. Aš šiaip neperstirpti, nepervargsi, nes daug žvaigždžių sako, kad čia nespėja šitą. Vadybininkas man nepadeda. Man normaliai. Normaliai, Nėra daug. Nes dabar koncertą planuoji didelį. Tai ar daug darbų testuoji yra? Ten, nežinau, kėdis išdėliot salėje. Ar jau kažkas daro? Aš žinau, kad yra atlikėjai, kurie patys tai daro. Bet tau nereikia. Ne. Už tai stovimus vardai. Stovimus koncertas, bus aš norėjau tą sakyti. Logiškai. Bet bus ir sėdimų tų vietų. Bus ir sėdimų. Bet ten jau jos yra, man atrodo, išdėliota. Ar bus atskira ložė signataram? Manau, kad, Kaune reikėtų. Reikėtų. Bet bus ir ložių ten. Ateis. Gal paušt kažkas gal. Iš ložių pasifilmuot, kaip toli nieko nesimato. Ten buvom, ai. Jo, bet pasėdėt smagu ložiai. Atneša atsigert. Užkandukai atsigert. Užkandukai. Sureliai jaučia. Tik tai, kad bilietas tada išauga nuo kem eurų iki 102, taip jau žmogui. Man jau tas nuo kaina didelė jau. Jeigu dar išaugat čia jau yra. Reikia pabaigai toks Tai brangu visai, ne? Lankytis koncertuose. Kiek čia litais būtų virš 200. Paskutinis klausimas, kokios kūrybos galim iš tai tikėtis, kad albumas bus? Tai dabar kuriam, kadangi esu vis tik populiaraus žanro muzikos atlikėjas, nesu nišinis atlikėjas. Ne musical. Ir ne musical, bet ir musical. Važiuoju į Čikagą vaidinti musicalę, dabar aš į Ameriką skrendam kovo pabaigoj. Tai nepaleidžiu tos savo aktorystės, jeigu jau taip grįžtant į tą temą. Ir multikus įgarsinu. Kokio apie 30 multikų esu įgarsinęs. Tai vis tiek biškai tai prie vaikų traukti. Biškai prie vaikų traukė, biškai jo. Tai su ta pačia Hebra, su kuria kūrėm Apžavų albumą, kuris čia buvo tikrai labai sėkmingas. Labai esu šiaip dėkingas tam laikotarpiui. Pataikėme į labai gerą kažkokią tai vietą, pusę klausytojų širdis. Atsiprašau, atsiriaugiau savo burną. Labai skanus surelės buvo. Ir dabar kažkaip net ir patiem norisi judėti, ieškoti kažkokių tai naujų bangų. Ir kaip ir sakiau, kadangi esu pop žanro atlikėjas, tas pop žanras, jisai yra šiek tiek lankstesnis, jisai ever changing, jis laiką keičiasi. Savęs tu nemanau, kad save tu turėtum pamest. Tu turi savo būti ištikimas savo norams kažkokiam, savo skoniui, pomėgiam ir vertybėm. Bet fainas tas pop žanras tuo, kad tu tikrai gali labai labai lankščiai ieškoti savęs kaip atlikėjas. Tai aš manau, kad suksime kažkokią tai kitokią linkmę, kur aš dar iki galo nežinau. Gal liūdniau šiek tiek. Taip, smagu girdėti. Ir pabaigai dovana nuo mūsų visą.
kūrybinio kolektyvo. Aš norėčiau surelio gal. Tai surelį galėsi paimti, bet čia toks žvejo kalendorius. Aš galvau, kad ten žalioj stotelėje. Tai čia pažymėtas sėkmingos žvejybos dienos, tai čia dažniausiai penktadienį, šeštadienį Vilniui būna. Gal ir vietas ten pažymėtas, kokie klubai, kad pagautum su Ačiū. savo mešką ir žuvį. Tai prenumeruokit Contribui ir laukit kitų epizodų. Ir jeigu neprenumeruosit, tai mes negausim pinigų ir bus Bulmajai. Nenustokit žvėjo. Ačiū. Ačiū. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.